Mano pirmoji reklama televizijoje. Kadangi dar tokios patirties nesu turėjusi, tai buvo labai smalsu ir įdomu. Tai rytas tą dieną prasidėjo anksti, bet dar prieš visus filmavimus buvom įsirašę į tenisą, tai pažaidėm, atvykom į Kauną, susitikom su visa komanda, aptarėm scenarijų, susiruošėm, na ir prasidėjo visas veiksmas. Tai čia buvo pirmasis įvaizdis. Jis ilgai netruko, bet va šitas, kadangi čia reikėjo kadrų iš arčiau, iš toliau, tai man atrodo vieną sceną gal apie 3 valandas filmavome. Tai visai ilgokai užtrukom, bet nieko, vis tiek labai įdomu ir smagu, kai visi aplink tave šokinėja, o tau tai reikia pavaidinti, pamodeliauti. Na ir čia buvo trečiasis įvaizdis, paskutinysis, toks jau kaip ir finalinis, su konfeti, burbuliukais. Ta diena iš tikrųjų daug šampanų išgėrėm, nes darėm reklaminę kampaniją būtent šampanų į Minetą. Nu ir viskas. Baigėm, grįžom į Vilnių, dar Osalas padarė masažiuką, nes sakė būtina.